Po vienu įdomus. Nu kas? Prekiauja telefonas. Aha. Įdomus atsakymas. Tai gal čia kuriak rašyti, kur visi suprasim? Ten visumis, ne? Ką jūs apie jį girdėjo? Nu, ko apie ją girdėjau Korons rondas, girdėjau, kas anam dirba, žinau, kas anam dirba. Tai va, kuomet nors teks apsilankyti galbūt anam. Visada prašom, visada laukiamas. Taip, nu tai va, o gal kuomet nors tokios pagalbos iš manęs reikia. Mobilus jaunimo centras tai yra organizacija, kuri, kiek aš suprantu ir kiek žinau, kiek esu informuota, vykdys įvairią pozityvę veiklą, įtraukiant kuo daugiau jaunimo. Ir esmė yra mobilus, tai reiškia, kad ant ratų, ne? Nebūtinai ant ratų, gal ir kažkom nueiti, kad į bet kurią vietą atvyks su savo įrangą, su savo idėjom, su savo žmonėms, su savo kažkokiais renginiais galbūt ir kad jis bus priimtinas daugumai mūsų rajono jaunimo, sakykime, sričių gal taip sakykim, kad nuo pačių gūdžiaus kampėlių. Žodis mobilus tai yra greitas, energingas, staigus, bet jeigu aš kažkai žinau, ko jūs norit. Nežinokit. Esmė yra tokia, kad tai yra autobusėlis kažkoks tai, kur jaunimas sėda, nuvažiuona prie kitą jaunimą, kuris šiuo momentu netor ir nežino, ką veikti, ir jiems jūs kaip žinantis, pasakot, kur reikia daryti, arba kažką sugalvojat. Nu, tokiu būdu, neplėša, nedauža, o užsiėmė iš tikrųjų normalį darbą. Aš nežinau, man taip atrodo. Arba... Jeigu jūs veiktų, aš būčiau. Ne, be abejo, kiekvienas turėjom kažkokį savo, arklioką, kas labiau patinka, vis daugiau į sportą, kiek į meną, kiek į kultūrą, kiek į paaiškim. Aš bandyčiau galbūt eiti daugiau per tokį aktyvesnį veiklą. Išvykas kažkokios, bendri projektai, bendras sueigas, pabandymus pagelbėti, to pačiu, sakykime, man patikdavo Timūras jo būrys, kada susigalvojo pionieriai, mačiutė, komjaunuoliai ten buvo ir sugalvojo malkų suskaldyti, kiek mačiutė buvo pateisinti. Čia aš banzau biškai. Paliau. O jerau, aš nežinau, kažkokia gal ir, bet aš nematau. Tai jeigu jūs dirbote šitose patalpose ir jūs nesate matę jos? Kai amžinai, tai turgui, tai parduotuvėje, tai vėl kas nors. Tai dokumentai kažkokie. Aš taip mačiau, praėjo pro šalį, viskas. Eikti. Tai kažkuomet girdėti. Tai kažkada dirbti. Suonau. Tai va, ko gali pasakyti? Ger žmogus, asiliuks, reiklus žmogus, darbingas žmogus. Kartas labai toks impulsyvus žmogus. Vasiliuks apie žmogų, ko gali pasakyti. Daiva yra jaunimo centro įkūrėja. Šiuo metu jinai yra, paskaitysiu iš čia iš populiariausios tiksliai, kad neprūšal, nepašnekėsiu, vyriausioji specialistė administracijos jaunimo reikalų koordinatorė. Iš karto, sako, pirmoji mintis, kuris ateina galvoje pateisingiausia, tai Daiva Budrienė šis laik, bet jinai pati deklaruoja, sako, maura, ne maura, maunam keurą. Tai man įstringa tokį tikra žemaitė. Aš irgi skaitaus, nors biškai jaunesnių žmonėms, sakau, pagyvenęs jaunims esam. Tai Daiva būtent ir yra pagyvenęs jaunims. Budrienė, saprasme, Budrienė. Budri. Pramogų. Ką sugalvota Pramogų ir džiaugsmo, kad neuždaryta. Laimės. Nutuosikų. Neuždaryta. Džiaugsmo. Daug laimės. Sveikatos. Džiaugsmo. Kodybės. Kuo augtum stipri. Daug laimės. Daug sveikatos. Kad gausite autobuse, kai važiuosi. Toliai. Pasivažinai toliai. Galvoju, kad nėra futbolo komandos tokios normalios kovoti, tai galvoju, reiktum padaryti stalo futbolą, ką būtum.
Žinot, kur būtų rankinėlė. Teisingas. Tai prašom, važiuotis. Va, būtamos, skaitykit, va, būtamos normaliai. Linkėčiau jums, kad jūs va tos idėjas, kur dabar, aš galiu ką pasakyti, jūs labai daug kur atsidursit. Jūs tokis svoras ir nenorai, ten gal kai kurie pasivė bus ir taip toliau, bet kai jūs nenulėtumėt trump, iš tikrųjų, kad jūs po kokių metų, po 2 vakas susitiksėm, sakytumėt, vis liuks, kaip norėjau, taip ir padariau. O, čia tai pats sunkiausias klausimas, ko tikitės. Nu, aš tikiuosi, kad tas mobilus jaunimo centras, tas mūsų bendras vaikėlis, mums išauks ir tikrai daus vaisių. Kad, aš sakiau, mes turime didelį iššūkį, mes esam patys pirmieji, visi žiūrėsim jumis ir vis lygiausis, jeigu mes neparodysim iš tikrųjų realiai, ko esam suplanavę, kaip mums atrodo, tai aš galvoju, kitą kartą ir kitos rajonus tokių mobilaus centrų neatsiras. Tai aš noriu tikiuosi, kad mes, kaip Rusas sako, neudarili licom grės, kad tai reiškia, kad į porų neįkrėstumėm. Ir visumoj, kad jaunimas, kuris pagyvenęs jaunimas, kuris yra pas mus rajone, mums bent jau turėtum vakarį, kur nueiti, žinotum, kad yra kažkas, tai, kuris gali jam kažką tai atvežti, galbūt padės organizuoti diskoteką kokią nors ir neišvažiuotum Klaipėdą, Kretingą. Ar į užsienį. Nu, aš jau tik toliai nebijau, nors kai kurie iš tikrųjų taip yra. Tai labai noriu, kad tas projektas pavyktų ir mūsų jaunimas tikrai žinotum, galėtum, naujai vasiukai būtumėm su šito projektu. Atvažiuotum jaunims plūstom, būtum Woodstockas, čia aš jau fantazuoju, kad skambėjo, tai kad išsiplėstum mums į dar didesnį veiklą, mes apjaustumėm aplinkinius rajonus, turėtumėm ne tokį mažą autobusėlį, o didelį trailerį, kuriame galėtumėm išsiplėsti, ten šokius kelti, tada kažkur panašiai. Vizijas, aišku. Bet tikrai palinkėti, kad pradžioj užsikabinkiam, padarykiam, o paskui užėsiam, ką bus. Ne, bet turėtų būti viskas gerai. Nes šiaip visi, aš jau pastebėjau, bet jau mūsų tarpe, visi kažkaip džiaugiamės ir vis norėm tos veiklos rezultatų. Taigi, sėkmės jums ir gražių idėjų, gražius ateities, šviesaus rytojaus. Kur mes baigėm su kelint? Action. Neišėjai iš naujo. Action. Labas jaunimo darbuotojai. Skiau nefilmau. Labą dieną, praeivis. Galime interviu. Labą dieną, šiandien norime apklausinėti žmonės, ką jie mano apie Skoda jaunimo mobilų centrą. Stovime prie iš parduotuvės, taigi perduodu mikrofoną. Sveiki, susirinkę. Išvis Skodas, išvis Skodas, Jaunimo centras panašus kaip į darželį, tik ten renkasi didesni žmonės, didesni vaikai. Jie taip pat žaidžia, piešia, dainuoja, šoka. Užsiema visokia veikla. Aš irgi turiu Onę. Aš irgi Onę turiu. Jūs šiandien draugus? Aš irgi turiu Onę. O didesnių brolių ar sesučių turit? Aš turiu brolį. Aš turiu. Mes su Jona esam pusbroliai. Pusbroliai? O mes su Dominiku. Atseit. Turit sesučių broliuką? Taip. Didelių. Tik sesutės dvi. Iki kelių metų gali būti jaunas žmogus, nežinau.